Sveiki visi mėlyje žiūrovai ir šiandieną mes susitinkam pas mane studijoje. Primas nesponsorina šito video, bet jį sponsorina Eneba. Tu gali nusipirkti nenaudojamą gaming amuniciją, parduoti nenaudojamą gaming amuniciją ir taip toliau. Taigi, šiandieną aš norėčiau pašnekėti apie populiariausius išnykusius challenge'us, daiktus, kurie kadaise buvo populiarūs 2017, 2015 ir dabar nėra. Taigi visų pirma, aš manau, daugelis iš jūsų atsimenat, kad prieš kokiai 6-7 metus populiarus buvo bottle flippinimas. Taigi, manau, jūs prisimenate tuos laikus, kai 2016 metais vasarą tu su savo draugais su mane pabandyti štai tokį dalyką. Meti butelį, jis apsisuka ir atsistoja. Taigi, kaip aš minėjau, šis trendas išpopuliarėjo 2016 metais vasarą. Šis trendas nebuvo labai brangus, reikia vieno butelio. Taip aš pasiėmiau 5 litrį butelį dėl to, nes jį yra lengviau pastatyti. Antras dalykas yra, kad tu į šį butelį turėdavai įpilt nedidelį kiekį vandens, aš tu jums parodysiu. Toks dalykas tikrai nebuvo labai sunkus, jeigu tu sugebėjai įsipilti tam tikrą kiekį vandens. Bet žmonės sugebėdavo padaryti ne tik taip. Žmonės norėjo padaryti kažką įdomiau. Pradėjau flippint butelį iš įvairiausių kampų, pastatyti ant įvairiausios butelio dalies. Pavyzdžiui. Oh shit, here we go again. Oh shit, here we go again. 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 Aš atsimenu, kai aš bandžiau kažkada pirmą kartą šitą challenge įvykdyti, prisipyliau pilną butelį vandens ir aišku, galutinis rezultatas gavosi taip, kad man butelio nepavyko paflipint. Važiuojam prie kito trendo. Labai gerai žinomas daiktas, kuris gali suktis. Jis gali suktis greičiau ir greičiau. Nu, jūs paklausit, kas tai yra per daiktas, o tai yra fidget spinneriai. Šis trendas tuo metu buvo vienas iš populiariausių pasaulyje. Žmonės bandydavo įsukti tą spinnerį kuo greičiau, darydavo su jais įvairiausius triukus. Jabit. Tuo metu aš pakankamai ilgai nebuvau nusipirkęs šių daiktų, nes jie manęs iš pradžių labai nesudomino, bet aš aišku žinau, kad jie egzistuoja, nes internetas. Čia tuo metu, kai dar sėdėjau su 2 gigais ramų, galiu sufokusuoti. Ačiū. Aišku, šis trendas 2024 metais yra galimas sakyti visiškai išnykęs, nes nemanau, kad pamatysit žmogų, kuris vis dar žaidžia su spinneriais. Važiuojame prie kito. Ką aš čia darau? Taigi mūsų kitas trendas yra labai gerai žinomas trendas. Na, manau, daugelis iš jūsų puikiai žinot, kas čia yra. Atsižvelgiant į Google, rašo, kad debas buvo inventintas 1991 metais, bet jis labiausiai paplito 2015-aisiais. Žmonės jį dažniausiai naudodavo, kai padarydavo, tarkim, kokį trickshotą ar kažką panašaus. Taip pat pamiršau paminėti, kad debas būdavo populiarus ir šokių judesiukuose. Labai yra smagu, kad žmonės kažką inventina, kad kažkas vyksta. Kodėl šitas šniūras yra 10 kartų ilgesnis už aną? O daug metų prabėgus, jokie trendai kaip ir nevyko. Tačiau 2022 ir 2023 metais
Manau, 2024 metais. Koks bus naujas trendas, sužinosim. Galbūt aš padarysiu apie tai video. Taip pat nepamirškit paspausti like, subscribe, jeigu dar to nesate padarę. Aišku, būtų labai malonu, jeigu jūs padarytumėte, nes aš esu jaunuolis, man yra... Su jumis buvo Junažulė, nepamirškit paspausti laiko. Praimazai, nepirkit už šitos nesąmonės 5 eurais. Iki kainuoja, ką tu čia bazarinė sena? Kad 5 eurus kainuotų. Ble.